Po įspūdingos pergalės prieš Turkijos žvaigždyną Efes Pilsen, kurias vilniečiai laimėjo rezultatu 77-70, Lietuvos Rytas stoja į kitą kovą. Antrojo turo Eurolygos turnyro varžybose jų varžovas iš Prancūzijos Entente Orleanais ekipa. Entente ekipa pirmą kartą savo klubo istorijoje dalyvaus Eurolygos turnyre. Komandos krepšininkų pavardės Europos krepšinio gerbėjams nėra pačios žinomiausios. Pirmajame mače prieš tituluotą Graikijos klubą geriausiai sekėsi žaisti centrui Rivonui Kovilui. Krepšininkas per beveik 26 minutės spėjo surinkti 18 taškų. Kitas rezultatyviausias komandos žaidėjas buvo Austinas Nikolsas, kuris nors ir pelnė 18 taškų, tačiau tai pavyko padaryti tik 40% taikymu. Trečiasis amerikietis labiausiai pasižymėjęs komandoje per pirmasis Eurolygos varžybas buvo Kedrikas Bensis. 1,90 cm ūgio gynėjas pelnė 14 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir pavogė 3. Prieš Vilniaus Lietuvos Rytą turėtų išsiskirti rezultatyvumu būtent šie legionieriai, į kurių rankas treneris Filipe Herve ir pateikęs komandos žaidimo vadžias. Po pirmojo puikaus mačo, kuriame sužibėjo visų ryškumu, Martynas Gecevičius užsitarnavo didelį trenerio pasitikėjimą. Rimas Kurtinaitis netgi tikėsi iš jaunojo gynėjo tokio žaidimo visą likusį sezoną, pramindamas į vienų komandos lygį. Nesulaikymas buvo ir australas Aaronas Beincas, nustebinęs ne tik krepšinio žiūrovus, bet ir patį komandos trenerį. 2,8 cm ūgio atletiškas centras per nepilnas 20 minučių surinko 14 taškų, sugriovė 6 atšokusius kamuolius, 5 iš jų puolime, tai puikiai darbavosi gynyboje, atlikdamas net 4 blokų. Prie pirmosios pergalės savo užtikrintų žaidimų prisidėjo ir serbas Bojanas Popovičius. Komandos žaidėjas pelnė 11 taškų, atliko net 10 rezultatyvių pergalių. Pirmajame turėjo nusileidimą tik Terelui McIntyre. Savackas savo užtikrintų žaidimų taip pat užsitarnavo trenerio Rimo Kurtinaičio pagyrų. Orleanaise komanda sudaryta iš amerikiečių ir atletiškų jaunųjų prancūzų krepšininkų. Todėl Lietuvos Ryto komandos laukia fiziška jėga paremtas žaidimas.